atbunda modernus ir jaukus Vilnius, žymus visame pasaulyje savo senamiesčiu ir draugiškais miesto gyventojais. Istorinis šio miesto centras formavosi ten, kur Vilnios upė įteka į Nerį. Vilniaus įkūrimo legenda byloja, kad medžiodamas kunigaikštis Gediminas apsistojo nakvynėj ties kalva, kur šiandieną stovi Gedimino pilis. Naktį jis susapnavo staugantį geležinį vilką, kuris, anot kunigaikščio Žinio Lizdeikos, reiškia, kad šioje vietoje iškils miestas, o garsas apie jį plačiai pasklis. Taigi buvusiame Šventaragio slėnyje išaugo pilių kompleksas ir kūrėsi Vilniaus miestas. Iki šių dienų išlikusi Vilniaus miesto architektūra leidžia pajusti didingą šio miesto praeities dvasią. Po pirmojo Lietuvos vardo paminėjimo valstybė išgyveno įvairiapusiškus formavimosi laikotarpius. Keliaujant ne tik po žymes, bet ir mažai žinomas Vilniaus vietas, galima savotiškai išgyventi valstybės istoriją. Apie didingus šalies valdovus byloja senamiestyje išlikę rūmai, kuriuose kadaise gyveno didikai. Vilnius svetingas bei tolerantiškas miestas. Todėl per visą formavimosi laikotarpį tapo daugianacionaliniu miestu. Per 700 metų daugelis žymių judaistų sukūrė šiame mieste turtingą kultūrą, todėl Vilnius dažnai vadinamas Šiaurės Jeruzalė. Bažnyčios, vienuolynai, paminklai byloja apie gana artimus santykius tarp lietuvių ir lenkų tautų. Ir šiandieną iš viso pasaulio piligrimai atvažiuoja į Vilnių, tam, kad pamatyti stebuklingai švenčiausiosios mergelės Marijos paveikslą. Kadaise pačiame miesto centre įsikūrė vokiečių vienuoliai, pirkliai ir architektai. Jų svarus įnešas į miesto formavimąsi yra įamžintas Vokiečių gatvėje. Išlikusios iki šių dienų stačiatikių cerkvės paįvairina Vilniaus miesto panoramą ir primena apie rusų kultūros paveldą Lietuvoje. Labadiena, Krūtė. Ir norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs apibūdintume jūsų įstaigą, kurioje dirbate? Jo, čia įstaiga yra 4 žvaigždučių viešbutis. Pastatytas yra, tai, kaip sakant, nuo nulio. Senas pastatas buvo nugriautas prieš 10 metų ir pastatytas visiškai naujas 5 aukštų viešbutis. Kaip matom, yra pirmas aukštas vadinamas volas, restoranas, virtuvė, ofisai, sauna. Ir likusiai aukštai yra kaip kambariai. Jūs dažnai susidurite su turistais, gana dažnai? Taip, turistai pagrindė yra gyventojai pagrindiniai vietos, nes turi daug labai ryšių po pasaulį su žydų bendruomenės atstovais. Dėl to mūsų viešbutis ir išsiskiria iš čia aplink esančioje zonelėje, tuo, kad daugiausiai važiuoja žydų iš viso pasaulio būtent. Ką jūs galėtumėte patarti studentų, kurie planuoja dirbti šioje sferoje? Nu ką patarti? Patarti reikia mokytis, aišku. Svarbiausia mokėti kalbas. Kuo daugiau kalbų žinosi, kuo lengviau dirbti. Na ir paklausiu, koks yra jūsų gyvenimo devizas? Nu, kol kas devizas toks ir buvo, kaip nuo jaunystės laikų. Niekada nenuleis rankų. Klaidžiojant po Vilniaus gatveles ir aikštės pajusite menišką miesto sielą. Rasite pačius romantiškiausius kampelius. Tiesiog pažinsite kitokį Vilnių. Savo įstaigą, kurioje dirbate? Mūsų įstaiga, mūsų galerija, Akmenų Proji vadinasi, įkurtas 2001 metais. Mes čia eksponuojame lietuvių ir nelietuvių autorių darbus, tapybą, turim truputį grafikos, keramikos, juvelyrikos autorinių, papuošalų darbų, taip pat skulptūros truputėlį. Ir ką geriau, tiesiog įdomu ateiti, pasižiūrėti, kokie mūsų tie menai. Jie tiesiog, kaip ir turistai eina pasižiūrėti. Jeigu tu turistai, galbūt pasirink tokias galerijas, pavyzdžiui, kažkokias specifines. Vilniuje gausu vietų, kuriuose galite paragauti tradicinių lietuviškų patiekalų ar pasimėgauti įvairių kultūrų virtuvėmis. Apibūdinti įstaigą, kurioje dirbate. Aš savo įstaigą atidarysiu labai seniai. Buvo kelių profilių, buvo kavinės, restoranai, serijos, valgykla ir paskutiniu metu tik pasiliko valgyklą. Kaip jūs matote įprastą klientą, kasdieninę? Kaip pasakyti jums dabar? Šiuo metu aš dirbu pramoniniam rajone, tai darbo liaudis nuo statybininkų iki ofiso, iki banko ateina, bet cistelinai, karbonatas natūralus, visi silkė, sriuba, vyras lietuvis. Būtum jau lietuviškai valgai. Saulei nusileidus, Vilnius apsigaubė nakties skraiste. Kad
rytojui išaušus atverstų naują istorijos puslapį. Istorijos, kurią kuriame mes.